Iš Rygos Rimi olimpinio centro, kur šiandien akistata tarp dviejų Rygos komandų, tarp Rygos TTT ir Rygos Tradinio universiteto. 9-0, taip, rungtynes pradėjo Rygos TTT. Lieka žaisti 5 minutės 50 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos. Na ir kol kas neranda galimybių pelnyti taškus Tradinio universitetas iki šio metimo, kurį pavyko šį kartą pataikyti Kristiniai Haukai. Kristinė Hauka žaidėja, kuri paskutiniu metu tikrai neblogai atrodo, bet čia ir vėl neapsigina nuo Rygos TTT atakos. Tradinio universiteto krepšininkės Krista Lukaševica pelno pirmosius savo taškus. Apskritai per tą atkarpą, kuomet pradėjo rungtynes 9-0 Rygos TTT, puikiai į rungtynes įsiliejo Tina Grausa, pelniusi 5 taškus iš 9, sumetusi abu mestus metimus iš žaidimo, 1 dvitaškį ir 1 tritaškį, ir būtent ji kol kas yra naudingiausia Rygos TTT komandos žaidėja pirmoje rungtynių pirmo kėlinio dalyje. Tuo tarpu Tradinio universiteto komandai, kaip ir minėjau prieš tai, vienintelius taškus kol kas pelnė Hauka. Na, o čia dar vienas Rygos TTT komandos taiklus tritaškis ir 14-2. Kol kas jokio pasipriešinimo iš Rygos Tradinio universiteto komandos. Pirmasis tarpusavio mačas baigėsi taip pat ganėtinai vienpusiškai. Rygos Tradinio universitetas 48-96 pralaimėjo Rygos TTT ekipai 48 taškų skirtumų, dvigubai tose rungtynėse pralaimėjo RSU. Tąkart labiausiai nesisekė RSU antrajame ir ketvirtajame kėliniuose. 9-20 pralaimė antrą kėlinį tose rungtynėse RSU, na ir ketvirtajame kėlinyje 10-32. Šiandien čia jau nuo pirmų minučių kol kas Rygos TTT bando įgyti apčiuopiamesnę persvarą. 14-4, likus žaisti 4 minutės 40 sekundžių. Ir abi komandos yra iš skirtingų Open Smart Way MLKL turnyrinės lentelės dalių. Jeigu Rygos TTT ekipa yra viršutinėje lentelės dalyje ir ten stumdosi dėl antros vietos, tai Rygos Tradinio universitetas yra komanda kovojanti dėl vietos atkrintamosiose ir kol kas tą daryti šiai komandai sekasi pakankamai neblogai. Jos yra 7 Rygos Tradinio universiteto krepšininkės, 3 pergalės ir 8 pralaimėjimai. Būtent Rygos Tradinio universitetas sužaidęs 11 rungtynių pasitinka paskutinę 7 rungtynių atkarpą. Paskutinis mačas prieš Kibirkštį nesusiklostė ir mačai su Neptūnu bei Šiauliais, patirti triuškinami pralaimėjimai, tačiau dabar po šito paskutinio rimto iššūkio iš viršutinės lentelės dalies komandos Rygos TTT laukia pakankamai įveikiamų varžovų serija. Alytus, Talinas, Aistės, na, gal kiek sudėtingesnis mačas turėtų būti vasario 1 dieną su Klaipėdos LCC, tačiau būtent šioje atkarpoje ir spręsis RSU komandos likimas, kovojant dėl vienos iš tų 8 vietų, kuri užtikrintų dalyvavimą atkrintamosiose. Enija Kivitė pelno taškus, Rygos TTT didina pranašumą iki 12. Perdavimas arčiau krepšio. Hauka per kairę pusę, čia jos prasiveržimas ir šį kartą pelnyti taškų nepavyksta. Vanesa Jasa atkovoja pirmąjį savo kamuolį šios dienos rungtynėse. Nesenai Rygos TTT rungtyniavo su LCC ekipa, ten pavyko gana nesunkiai Rygos TTT komandai palaužti Klaipėdos LCC krepšininkės. Debiutavo tose rungtynėse Niemer Diu. Debiutavo gana solidžiai, pavyksta jai tada pelnyti 21 tašką ir atkovoti 6 kamuolius.
Kas nematė tų rungtynių, priminsiu, kad ši dviguba Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Sudano pilietybės turinti krepšininkė atvyko pakeisti Nijos Becker, žaidėjas, kuri po pasibaigusio Rygos TTT komandos sezono Europos taurėje paliko komandą, išvyko žaisti į Japoniją. Na, čia dabar į greitą ataką pasileidžia Diu ir išprovokuoja pražangą greitame puolime. Su tos prie baudos metimų linijos Paulo Cirša čia dabar prasižengė pirmąjį kartą. Kiek skausmingas buvo tas susidūrimas tarp Ciršos ir Diu. Pataiko pirmąjį baudos metimą Diu. Na, Nija Becker jau spėjo sužaisti ne vienas rungtynės Japonijos moterų lygoje. Kalbant apie buvusią Rygos TTT komandos žaidėją, ten jai sekasi vidutiniškai, taip galbūt reikėtų pavadinti, jai kai kuriuose mačuose jos rezultatyvumas siekia 20 taškų, tačiau paskutiniai keli mačai buvo kiek prastesni, 11 ir 8 taškai. Apskritai tik atvykusi gruodžio mėnesio pradžioje Nija Becker fiksavo 2 ir 4 taškų rungtynės. Na, o Rygos TTT komandos naujokė Niemer Diu dar visai nesenai žaidė Afrobasket čempionate, kur su Pietų Sudano rinktinė užėmė 3. vietą. Niemer Diu buvo viena iš svarbesnių tos komandos žaidėjų. Ir rinko po 10,2 taško, atkovodavo po 2,8 kamulio. Taigi pakankamai solidžią krepšininkę įsigijo Rygos TTT. Čia dabar tos pačios Niemer Diu klaida. Kamuolys skrieja už aikštės ribų. Ieva Pulverė sužaidusi gerą mačą Klaipėdoje. Virš 30 naudingumo balų ten surinko Pulverė. Pelnė 27 taškus, atkovojo 6 kamuolius, 31 naudingumo balas, jei kalbėti tiksliai skaičiais. Ir būtent ši žaidėja yra reikšminga ir viena iš Rygos TTT komandos lyderių. Čia dabar Niemer Diu pataiko tolimą metimą ir jau 5 taškus turi Pietų Sudano kilmės krepšininkė. Niemer Diu, jos metimas tikslo nepasiekė. Čia dabar greitoje atakoje atsako Ozolina taškais. Įveikė čia į Pilaberės gynybą. Na ir dar kartą vagia kamuolį Resu. Ta pati Anetė Ozolina čia perimusi kamuolį provokuoja pražangą. 26-9. Ir stos prie baudos metimų linijos. 44 sekundės lieka iki ketvirčio pabaigos. Pataiko pirmąjį baudos metimą Anetė Ozolina. Antrasis baudos metimas tikslo nepasiekė, bet Paula Cirša čia ima kamuolį ir gauna bloką nuo tos pačios Karlinės Pilaberės. Čia provokuoja pražangą Tina Grausa. Netruko Rygos TTT komandos ataka.
Sėkmingai rungtynės pradėjusi Grausą. Gali padidinti savo taškų skaičių iki 7. Pirmąjį baudos metimą pataiko. Na ir kol kas visi mesti metimai iš įvairių distancijų tikslą pasiekia. 1 taiklus dvitaškis, 1 taiklus tritaškis, 2 taiklus baudos metimai. 7 Tinos Grausos taškai per pirmąjį ketvirtį. Čia iš tolimos distancijos nepavyksta pataikyti. Ozolinai. Grausa. Arčiau krepšio. Pilaberė. Nuo lentos nepataiko. Ir čia Čiurna pakreipė tenais Ozoliną lygioje vietoje. 5 sekundės lieka. Ir fiksuojamas neštas kamuolys. Netė Mikelsonė. Ten žingsniuoja, na ir atrodo negali tęsti rungtynių. Tenais Čiurna pakreipusi Ozoliną. Kuriozinė ten situacija buvo. Galbūt šiek tiek ir turėjo komandos draugė ten įtakos tai pakreiptai Čiurnai, kuomet balansą iš esmės prarado Ozoliną tenais ir krypteli koją. Nemalonus epizodas. Na, bet čia lieka 5 sekundės. Ir paskutinį metimą atliks Ieva Pulverė. Pulverės metimas tikslą nepasiekė. 28-10. Daugiau nei akivaizdus Rygos TTT komandos pranašumas pirmajame ketvirtyje. Naujos kartos maisto papildai siekintiems aukščiausių rezultatų. Purškiami. Suplak, papuršk ir leisk vitaminams atlikti savo darbą. Liposominiai – vieni geriausiai įsisavinamų maisto papildų. Guminukai – kur kas daugiau nei tiesiog skanu. Įsirink savo Smartway. Užveskime pergalės! Pagrindinis Lietuvos krepšinio rėmėjas Sixt. Automobilių nuoma, veiklos nuoma, prenumerata. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus. Naujasis Smartway Turbo Magnis. Tiesus kelias į pergalę. Greitas, patogus ir visuomet su tavimi. Atsipalaiduok bei ieškok GoSmartway.lt ir vaistinėse. Geresnė hidratacija su natūraliai šarminiu vandeniu Akvilė, be nitratų ir nitritų. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus. Geri genai. Estetikos klinika natūralaus grožio puoselėjimui. Nuo lazerinės dermatologijos iki galvos, odos ir plaukų slinkimo gydymo. Pradėkite kelionę sveikos odos link jau šiandien. Grįžtam po nedidelės pertraukėlės. Rygos TTT pirmajame ketvirtyje pataikė 52% visų metimų iš žaidimo. Tuo tarpu Rygos Stradinio universiteto komandai sekasi kur kas prasčiau. 3 taiklus metimai iš 16, tik 18%. Nors kitose statistiniuose rodikliuose galbūt ir nėra tų didelių skirtumų. Na, galbūt vienintelis dalykas, į kurį labai reikėtų atkreipdėmėsi, rezultatyvų perdavimų skilti. 11 Rygos TTT rezultatyvų perdavimų per pirmą ketvirtį yra labai daug. Tai reiškia, kad praktiškai daugiau negu 60% visų taškų buvo pelnyta po rezultatyvaus perdavimo. RSU komanda padarė vieną rezultatyvų perdavimą. Vanesa Jasa. Na, čia galėjo gimti dar vienas asistas, bet perdavimas galbūt šiek tiek netikslus Karoliniai Pilaberiai. Ir viskas pasibaigė Rygos TTT 5-ąją klaida. Cirša. Trofimenko. Šarlotė Petersonė.
Nusimeta kamuolį, Ieva Veverė. Arčiau krepšio ir jos taškai. 28-12 po Veverės taškų. Čia niekas nedengia prie tritaškio Karlinės Pilaberės. Pilaberė nepataiko. Nepavyksta ten Tinai Grausi atkovot kamuolį. Jos pamuštas kamuolys atitenka Ciršai. Ir Rygos Tradinio universitetas dabar jau organizuoja pozicinę ataką. Plačiai 5-outų dabar žaidžia RSU. Na ir galų galiai kirtusi į baudos aikštelę Paula Cirša sulaukė perdavimo ir pražanga prieš ją. Prie baudos metimų linijos Cirša. Šiandien taškų dar nėra pelniusi. 3 atkovoti kamuoliai. Jo statistinėje eilutėje. Parameta pirmąjį baudos metimą Paula Cirša. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Mažėja skirtumas. Pilaberė. Pataiko iš vidutinio nuotolio Karlinė Pilaberė. 4 jos taškai. Klysta čia dabar Trofimenko. Ir lengvi taškai iš po krepšio, kuriuos pelno Madara Šmitė. Žaidėja, kuri nesenai dar žaidė Liepojos komandoje. 4 metus ten praleido Madara Šmitė. Ir keitimas RSU komandoje. Vietoj Trofimenko aikštelę grįžta Luizė Šeptė. Madara Šmitė jau 5 metus rungtyniauja Baltijos šalių čempionate, kuris šiemet tapo tuo pačiu ir atvirosiomis moterų LKL pirmenybėmis, Open Smart Way MLKL. Ir Madara Šmitė rezultatyviausią savo sezoną sužaidė būtent pernai. Rungtyniaudama Liepojos komandoje įrinko po 14,3 taško ir 15,3 naudingumo balo. 19-metė krepšininkė. Čia pavyksta pataikyti Ievai Veveriai iš arčiau. Diu. Jasa. Nepataiko iš toli. Luizė Šeptė. Šarlotė Petersonė pataiko iš tolimos distancijos. Pirmieji jos taškai. 3 taškus. Čia pelniusi Šarlotė Petersonė. Pataiko pirmą tritaškį Rygos Tradinio universiteto komandai šios dienos rungtynėse. Čia dabar to pačiu pabandė atsakyti Luzgina. Jos metimas netaiklus. Nepavyksta pataikyti ir pulveriai. Hauka. Per kairę pusę. Šiek tiek lieka kamuolys šone. Nesukontroliuoja ten Hauka kamuolio taip, kad galėtų paskui atlikti metimą. Bet kamuolys pasiekęs Ievą Veverę. Skrieja į krepšį ir jau 7 Rygos Tradinio universiteto aukštaūgės taškai šios dienos rungtynėse. Stradinis mažina atsilikimą iki 13. Štai tokį kėlinį žaidžia RSU. Diu iš tolimos distancijos metimas netaiklus ir čia
nelabai kas iš esmės norėjo atkovoti kamuolį toje situacijoje. Laukė, kol kamuolys įkris kažkam į rankas. Ir viskas baigėsi tuo, kad su kamuoliu yra RSU ir dar išprovokuoja pražangą. Karliniai Pilaberiai įrašyta pirmoji asmeninė. Hauka. Į baudos aikštelę. Sudėtingą metimą čia pataiko Hauka. Na, žaidėja turinti vieną geresnių prasiveržimų RSU komandoje. Tai jau galima buvo išvysti ankstesniuose mačuose, kad ir prieš tą pačią kibirkštį praėjusią savaitę. Šiandien ir vėl Hauka turi daug pasitikėjimo ir 6 jau pelnyti taškai. Sezono pradžioje galbūt kiek mažiau šansų įgaudavo. Jos vidurkis yra 4,2 pelnyto taško per rungtynes. Na, bet dabar keletą gerų mačų iš eilės žaidžia Hauka. Vėlgi, užtikrintai valdo kamuolį Hauka, tik tais čia aišku gauna dabar bloką nuo Lūzginos. Bet ten nepasimetė prieš tos pačios Milos Lūzginos spaudimą Hauka, išlaikė kamuolį. Ir minutės pertraukėlė. Čia dabar reikalinga Rygos RSU. Naujos kartos maisto papildai siekintiems aukščiausių rezultatų. Purškiami. Suplak, papuršk ir leisk vitaminams atlikti savo darbą. Liposominiai – vieni geriausiai įsisavinamų maisto papildų. Guminukai – kur kas daugiau nei tiesiog skanu. Įsirink savo Smartway. Užveskime pergalės! Pagrindinis Lietuvos krepšinio rėmėjas Sixt. Automobilių nuoma, veiklos nuoma, prenumerata. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus. Grįžtam po nedidelės pertraukėlės. Pusę antro ketvirčio dar lieka čia žaisti. Nubraižytas išsimetimo derinys. Ir atrodo nesusikūrė nieko čia RSU. Perima kamuolį Pulverė, Lūzgina. Jos metimas netaiklus. Šiaip net taip apsigina RSU ir dabar pačios bando organizuoti greitą ataką. Iš tolimos distancijos meta ir pataiko čia dabar RSU. Aikštelėje pasirodžiusi Ozolina. Na, jos ta čiurnos trauma nebuvo rimta. Gali tęsti rungtynes ir smeigė tritaškį ir mažina skirtumą iki 8. Pulverė gauna bloką nuo Šeptės. Ta pati Pulverė čia dabar sugeba sutrikdyti RSU ataką ir leisti Rygos TTT pasileisti greitą ataką iš po krepšio, nepataiko Mila Lūzgina. Šeptė. Perdavimas į kraštą. Netaiklus Gabranovos tolimas metimas. Jų. Kyvitė. Pataiko Kyvitė. Ir atstato dviženklį pranašumą. Apžaidžia Hauka čia Pulverė. Vėl keičiasi gynyboje Rygos TTT krepšininkės. Pražanga yra fiksuojama.
Enija Kyvitį tai yra 3 asmeninė. Eilė keitimų TTT komandoje. Į aikštę grįžta Jasa, grįžta Šmitė, grįžta Pilaberė. Trofimenko. Ir čia klaida. Nusisukusiai Gabranovai čia bandė atlikti perdavimą Trofimenko. Pilaberė. Arčiau krepšio. Nepataiko Pilaberė. Šeptė. Na čia atrodo, kad bandydama pergudraut varžovę ir save pergudrauja Luizė Šeptė, ten nesusiskaičiuoja žingsnių ir tas paskutinis užsibaigimo žingsnis buvo labiau nekoordinuotas, tad ir metimą nepavyko tikslo atlikti Luizė Šeptė. Keitimas RSU gretose, tą pačią Šeptę išima dabar iš aikštės Rygos Stradinio universiteto komandos treneris Marcis Pliens. Ne ją vieną išima, išleidžia čia ir Šarlotė Petersonė vietoj tos pačios Šeptės, paleidžia ir Ieva Veverė. Lygiai taip pat ir Anita Mikelsonė grįžta į aikštelę. Provokuoja pražangą Madara Šmitė. Turėjo dar atsargoje pražangų RSU. Šį kėlinį Stradinis laimi 9-16. Labai solidus kėlinys besiginant iki šio momento. Na tikrai labai lengvi čia pelnyti Madaros Šmitės taškai. Trofimenko. Brencė. Gauna bloką Brencė nuo Madaro Šmitės. Geras jos išėjimas čia antro ketvirčio pabaigoje. Ir Diu čia gauna pražangą puolime, bandydama užsimti poziciją prieš Anitą Mikelsonę. Šarlotė Skrebelė pasirodo aikštelėje. Petersonė. Trofimenko. Jos metimas iš toli, tikslo nepasiekia, Pilaberė ima kamuolį. Šmitė. Ir čia Šarlotės Skrebelės taškai iš po krepšio. Pamatote, nikertančią Šarlotė Skrebelė Madara Šmitė. Gerai skaito žaidimą čia nuo lentos. Brencės pirmieji taškai. Nutraukė tą taškų badą tokiu metimu Anija Brencė. Pataikydama pirmą savo metimą iš 4. Vėlgi Pilaberė. Na, Pilaberė sunku sulaikyti tokią patyrusią žaidėją. Nėra labai rezultatyvi šiame sezone Karlinė Pilaberė. Meta vidutiniškai po 10 taškų. Atkovoja po 6 kamuolius. Šiandien Pilaberė turi jau 8 taškus ir 6 atkovotus kamuolius. Karlinės Pilaberės istorija yra išraiškinga. Čia Diu su varžovės pražanga pelno taškus. Visiškai laisva po krepšiu. Neišsilaiko ten ant kojų Anita Mikelsonė. Ir ne tik taškai, bet dar ir vieną baudos metimą galės pabandyti pataikyti Diu. Karlinė Pilaberė viena geriausių Latvijos krepšininkių apskritai. Rygos TTT komandoje žaidusi
nuo 2010 iki 12, vėliau buvo pertrauka ir tada 17-21, tada dar kartą iš Rygos TTT išvyko, žaidė San Martino komandoje, Almas Pati, na ir dabar nuo 2024 Karlinė Pilaberė vėlgi Rygos TTT gretose, jau einant karjerą į pabaigą, 35 metų sulaukusi žaidėja. Ir čia pataiko dabar nuo baudos metimų linijos Jaser. Taip visai nelauktai antroje ketvirčio pabaigoje per keletą minučių Rygos TTT vėl susigrąžina solidesnę persvarą ir jau 20 taškų pirmauja. Petersone, Cirša. Į aikštės vidurį Trofimenko. Gali iki galo laikyti kamuolį. RSU. Trofimenko. Cirša. 5 sekundės. Gauna bloką nuo Pilaberės. Ir čia nepataiko paskutinę sekundę metimo Šarlotės Skrebelė. Ilgą laiką kėlinuką pralaiminėdama TTT sugeba jį laimėti 20-18 ir netgi pridėti 2 taškus prie 18 taškų turėto pranašumo po pirmo ketvirčio. Ir dabar čia prieš ilgąją pertrauką 20 taškų persvara 48-28. Naujasis Smartway Turbo Magnis. Tiesus kelias į pergalę. Greitas, patogus ir visuomet su tavimi. Atsipalaiduok bei ieškok GoSmartway.lt ir vaistinėse. Geresnė hidratacija su natūraliai šarminiu vandeniu Akvilė, be nitratų ir nitritų. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus. Geri genai. Estetikos klinika natūralaus grožio puoselėjimui. Nuo lazerinės dermatologijos iki galvos, odos ir plaukų slinkimo gydymo. Pradėkite kelionę sveikos odos link jau šiandien. Naujos kartos maisto papildai siekintiems aukščiausių rezultatų. Purškiami. Suplak, papuršk ir leisk vitaminams atlikti savo darbą. Liposominiai. Vieni geriausiai įsisavinamų maisto papildų. Guminukai. Kur kas daugiau nei tiesiog skanu. Įsirink savo Smartway. Užveskime pergalės. Pagrindinis Lietuvos krepšinio rėmėjas Sixt. Automobilių nuoma, veiklos nuoma, prenumerata. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus.
Grįžtame po ilgosios pertraukos čia į Rygos olimpinį Rimis centrą, kur Rygos TTT kol kas pirmauja 20 taškų skirtumų prieš Stradinį universitetą. 48-28. Rezultatyviausia kol kas Vanesa Jasas su 9 taškais. Turėjo tą gerą metimų seriją antro ketvirčio pabaigoje. Ir Vanesa Jasa įskraidinusi šios dienos rungtynėse. Vieną tritaškį yra iš 2, 50%. Čia dabar perima kamuolį Pulverė. Jos metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Dar kartą Pulverė. Ir šį kartą 3 taškai. Na, Pulverė, kita krepšininkė, kuri šiandieną nėra tokia rezultatyvi. Vos pirmasis taiklus jos metimas. Čia dabar Pilaberė vagia kamuolį. Vanesa Jasa. Na ir čia jau norėjau sakyti, kad dar vieną lengvą metimą randa Vanesa Jasa, bet iš to lengvumo paleidžia kamuolį į krepšio konstrukcijas ir taškų nėra. Tina Grausa, jai fiksuojama antra pražanga, ten kovojant dėl kamuolio. Trofimenko. Perduoda kamuolį arčiau krepšio ir čia gerai atsitvėrė Luizė Šeptė. Perdavimas taip pat tikslus. Na, o Luizė Šeptei ne tik pavyksta pelnyti taškus, bet dar ir prie baudos metimų linijos. Ji keliauja, Vanesa Jasa užsidirba 3 pražangą, Šeptė čia vienos atakos metu surenka 3 taškus. Grausa. Ir Vanesa Jasa šį kartą neprameta. Šį kartą įbėgus į baudos aikštelę užbaigė ataką sėkmingai. Ieva Veverė. Geras jos perdavimas. Link krepšio veržiasi ir provokuoja pražangą Ozolina. Šiandien pelniusi 6 taškus. Na ir vėlgi, kaip dažnai būna žaidžiant su viršutinės lentelės dalies komandomis, Rygos RSU klysta nemažai. Šiandien jos jau yra suklydusios 16 kartų. Komandos vidurkis šiame sezone yra tos pačios 16 klaidų, bet ganėtinai galima nubrėžti ryškę liniją skiriančią mačus su TTT, Neptūnu, Kibirkštim ir likusiom komandom, nes būtent prieš aukštesnio kalibro komandas ir daugiau klaidų padaro Rygos Stradinio universitetas, kaip ir atrodytų visai normalu. Čia dabar iš tolimos distancijos matėm, kaip Ieva Pulverė antrą kartą šiame ketvirtyje meta taikliai. Ir nors po pirmos rungtynių dalies taškų ji neturėjo, čia vos per 2 minutės jau 6 spėja pelnyti. Dar vienas geras epizodas gynyboje. Blokuojama čia yra Trofimenko. Blokai įsirašo Madara Šmitė. Luizė Šeptė. Įžais kamuolį už galinės linijos. Į baudos aikštelę ten neria ir ieško kelių Trofimenko. Išmuštas kamuolys jai. 5 sekundės Rygos RSU atakai. Veverė. Ten užspausta 2 TTT komandos žaidėjų. Kamuolį praranda. Tina Grausa.
Suka kamuolį ties tritaškio linija. TTT geras nusimetimas. Vėl laisva Pulverė, šį kartą netaikliai. Ir čia pamuštas kamuolys. Tina Grausa, galima sakyti, gali 50% šitų Šmitės taškų prašyti savo. Išmuša čia kamuolį Grausa. Jį nuo žemės kelia Madara Šmitė. Ir šiandien dar Šmitė neprametusi nei vieno karto. Dar vienas perimtas kamuolys. Madara Šmitė šiandieną rankomis tikrai aktyviai dirba. Ir to pakanka. Marcijui Pliens minutės pertraukėlės prašo RSU. Naujasis Smartway Turbo Magnis. Tiesus kelias į pergalę. Greitas, patogus ir visuomet su tavimi. Atsipalaiduok bei ieškok GoSmartway.lt ir vaistinėse. Geresnė hidratacija su natūraliai šarminiu vandeniu Akvilė, be nitratų ir nitritų. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus. Geri genai. Estetikos klinika natūralaus grožio puoselėjimui. Nuo lazerinės dermatologijos iki galvos, odos ir plaukų slinkimo gydymo. Pradėkite kelionę sveikos odos link jau šiandien. Grįžtam po minutės pertraukėlės. Madara Šmitė prisirinko čia perimtų kamuolių šios dienos rungtynėse. Jau 5 kamuolius yra perėmusi Madara Šmitė. Jos komandos draugė Ieva Pulverė turi 4 perimtus kamuolius. Tai iš tų 19 TTT klaidų 9 yra perimti kamuoliai iš šių 2 žaidėjų. Čia dar vieną kamuolį perima Rygos TTT. Na ir jeigu prieš tai matėm, kad pakankamai neblogai sekėsi įveikinėti spaudimą RSU, tai dabar sutrikusios atrodo Stradinio universiteto krepšininkės prieš Rygos TTT presingą. Na, čia dabar Ieva Pulverė provokuoja pražangą. Žais kamuolį iš už galinės linijos, nors kaip ir norėtų Pulverė mesti baudos metimus, čia gana greitai baigėsi rungtynė šiandien Anitai Mikelsonai, jai būtent įrašoma pražanga ir tai yra 5. asmeninė. Diu ir Lūzgina grįžta į aikštę. Pulverė sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio pailsėti. Čia jų iš tolimos distancijos taiklus tritaškis. Gali pataikyti šį žaidėją iš toli. Plečia aikštelę. 11 taškų, 2 tritaškiai iš 3 jau šiandieną pataikyti. Na, tokios rungtynės tiek prieš LCC, tiek prieš RSU galės būti naudingos Lietuvos komandom, stengiantis įsivertinti, kaip reikėtų gintis nuo Diu. Niemer Diu šiandien jau 13 taškų. Arčiausios Rygos TTT rungtynės yra su Aistėmis. Trečiadienį atvyksta rygietės į Kauną. Ir būtent jos mes iššūkį TTT komandai. Aistės LSMU pirmąjį mačą Rygoje pralaimėjo 86-49. Gabranova pelno pirmuosius taškus. Jos taiklus baudos metimai didina jos taškų kraitį iki 2.
Na, čia viena ranka dabar pabandė atakuoti krepšį Kyvitė. Petersone. Nesiskiria su kamuoliu. Pabandė mesti krepšį, nepavyko pataikyti. Ten sudėtingo metimo viena ranka iš apačios. Nepavyksta pataikyti ir Haukai. Teisėjų švilpukai čia 2 kartus tylėjo. Petersone sugeba perimti kamuolį iš įsibėgėjusios Šarlotės Skrebelės. Cirša. Hauka. Prieš ją gynyboje Lūzgina. Sunkiai čia dabar su kamuoliu tvarkosi Hauka ir jos labai netaiklus metimas. Na, o Šarlotės Skrebelė pirma nubėga į kitą aikštės pusę ir pelno taškus iš po krepšio. 4 taškus šiandieną yra pelniusi Skrebelė. Petersone. Jos metimas. Tikslo nepasiekia. Diu dabar pati traukia į priekį. Krista Lukaševica. 2 prieš 2 su Lūzgina. Lūzginos reidas link krepšio ir pražanga. Pražanga Haukai. Tai yra 2 baudos metimai į RSU komandos krepšį. RSU pažeidžia taisyklės šiame kėlinyje 2 kartą, bet ten 2 žingsnio fazėje buvo. Rygos TTT komandos žaidėja Mila Lūzgina. Vėl 2-2, 1 aikštės spaudimas. Mėgsta panašų taikyti ir Aistės LSMU. Šarlotės Skrebelė. Kyvytė iš toli. Jos metimas netaiklus. Šarlotė Petersone. Traukia į priekį. Šį kartą Šarlotės Skrebelė be pražangos neapsieina. Ir stos. Prie baudos metimų linijos Petersone. Šiandien kol kas tik vieną metimą pataikė Šarlotė Petersone iš žaidimo. Dabar prideda tašką nuo baudos metimų linijos. Visus 3 mestus 2 taškus Šarlotė Petersone prametė. 5 jos taškai. Rezultatyviausia RSU komandų žaidėja išlieka Ozolina su 8. Niemerdiu jau turi 13 ir yra apskritai šių rungtynių rezultatyviausia žaidėja. Kyvytė pradeda Rygos komandos ataką, Rygos TTT komandos ataką. Čia gauna bloką Krista Lukaševiča ir antrų bandymų pelno taškus Krista Lukaševiča. Skuba čia RSU. Taip pat bando skubėti Rygos TTT į kitą aikštės pusę. Lūzgina. Nutrauktas jos perdavimas. Ir keitimas. Keičiama yra Šarlotė Skrebelė. Ne, visgi ne Šarlotė Skrebelė keičiama. Ieva Pulverė pasirodo aikštelėje. Prisėda pailsėti. Nu, čia štai taip. Kabina kamuolį Niemerdiu. Prisėda pailsėti Kyvytė. Pabandė čia pergudrauti varžoves TTT. Pulverė. Pro galinę liniją. Ozolina. Šarlotė Petersone. Perdavimas Ozolinai. Ozolina iš toli.
11 taškų. Vieną geresnių mačų šį sezoną žaidžia Anetė Ozolina iš asmeninės jos perspektyvos. Čia nepataiko Šarlotė Skrebelė. Anetė Ozolina šiame sezone renka tik po 1,4 taško. Čia blokuoja Šarlotė Petersonė Skrebelė. Ir liks su kamuoliu Rygos TTT. Ten Petersonė keičia Šeptę. Po 1,4 taško Anetė Ozolina šiame sezone meta. Ir rezultatyviausios jos rungtynės buvo 6 taškai į Talino krepšį per 20 minučių. Šiandien Anetė Ozolina jau yra pelniusi 11 taškų. Ir žaidžia geriausias savo sezono rungtynes. Šmitė. Krista Lukaševiča nepataiko iš po krepšio. Apsigina ten RSU. Čia į perdavimo linijas kaip visada gerai žengia Ieva Pulverė, nutraukdama čia RSU komandos greitą išpolį. Po 5 perimtus kamuolius turi Madara Šmitė ir Ieva Pulverė. Šeptė iš toli. Jos metimas netaiklus. Cirša ten pabandė dar pakovoti dėl kamuolio. Ieva Pulverė. Nusimeta kamuolį. Vanesa Jasa iš krašto. Po dar vieno taiklaus savo tritaškio tampa rezultatyviausia. 14 taškų. Apskritai šitame ketvirtyje TTT ir vėl didina pranašumą. 27-12 laimi šį kėlinį. Ir čia matysim tą patį vaizdą kaip ir pirmajame mače. Greičiausiai. Kas liečia ketvirtą ketvirtį. Krista Lukaševica čia neapžaidžia dabar Veverės. Trofimenko. Ozolina į baudos aikštelę. Na, labiau būčiau norėjęs pamatyti tritaškį iš Ozolinos. Ten pabandė atakuoti į perimetrą, nepavyksta Ozolinai užbaigti atakos sėkmingai. Gabranova pasirodo aikštelėje vietoj Veverės. Trofimenko fiksuojama trečia pražanga. (31 sekundė ir 60). Čia Diu. Išvesta metimui. Ir pražanga yra fiksuojama Luizai Šeptei. Vėluoja čia pro užtvaras lystis ar keistis RSU komandos žaidėjos. Nebe pirmą kartą tokia situacija, kai Diu visiškai laisva po krepšiu lieka ir vėliau jau tik tais pražangom bando situaciją gelbėti Stradinio universiteto krepšininkės. Na, o tas pražangas Niemer Diu šiandieną išnaudoja 100%. Visi 4 mesti baudos metimai pataikyti. Na, šiandien nelabai krinta metimai iš 2 taškų zonos. Pataikyti 2 iš 6. Kiek gadina vagą, kurią šiose rungtynėse žaidybinę vagą, kurią šiose rungtynėse turi Niemer Diu. 3 klaidos. Dar be viso kito ir 3 gauti blokai. Muša naudingumą.
Na, o čia Luizė Šeptė. Dabar jau ji stoja prie baudos metimų linijos. Du jos taiklus baudos metimai. Dabar tas pats RSU pabando paspausti TTT, bet čia nesunkiai veiktas spaudimas ir Tina Grausa laisvu koridoriumi link krepšio nepataiko. Nepataiko iš eilutės Tina Grausa. Ir baigėsi trečiasis ketvirtis, fiksuojant tokį rezultatą. 78-42, 36 taškų Rygos TTT pranašumas. Grįžtame po pertraukėlės. Rygos TTT baudos aikštelė pertraukėlė tarp 3 ir 4 kėlinių buvo tapusi vaikų žaidimų kambariu. Na, bet greitai ten situaciją sutvarkė viena iš rungtynių arbitrių, Minskovska. Kartu su ja šiandien rungtynėms teisėjauja Smilga ir Porins. Na, o trečiajame ketvirtyje 28-14 Rygos TTT pranoko savo varžoves. Ir turi dabar 34 taškų pranašumą. Ilgai ant suolo laiko praleidusi Pilaberė vėl aikštelėje. Čia jų dabar prameta iš tolimos distancijos. Šiandien pataikiusi 2 tolimus metimus iš 4, 50% taiklumas. Tikrai neblogas, kaip visai nesenai prie komandos prisijungusiai žaidėjai. Penkios sekundės atakai. Užspausta ten su kamuoliu Ozolina. Vagia kamuolį Šmitė, tačiau neužvaldo jo. Susigrąžina kamuolio kontrolę RSU ir čia pražanga. Pažeidžia taisyklės. RSU komandos krepšininkė puldama. Šmitė. Perdavimas arčiau krepšio, Diu. 16, Niemer Diu pelnyti taškai, čia vėl perimtas kamuolys. Na, bet šį kartą nepavyksta Madara Šmitei ten po perimto kamuolio užbaigti atakos sėkmingai. 6 kamuolius Šmitei yra perimusi. Jasa paleidžia per daug į priekį kamuolį. Ir taip suklysta, tačiau neilgam čia pasidžiaugia kamuolio RSU. Visiškas chaosas dabar aikštelėje. Nespėja net ir automatinė kamera sukiotis. Pelnė ten taškus TTT greitajame puolime. Vanesa Jasa jau 16 taškų. Ji ir Niemer Diu yra rezultatyviausios TTT komandos krepšininkės.
Krinta ten ant parketo Gabranova ir nespėja per 24 sekundės surengti atakos Rygos RSU. Grįžta į aikštelę Trofimenko ir Veverė. Iš toli atakuoja Pulverį ir pataiko. Trečias taiklus Pulverės tritaškis. Petersone. Į baudos aikštelę, jos metimas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Šarlotė Petersonė pati atkovoja kamuolį. Ir neužsuka čia pakankamai kamuolį Šarlotė Petersonė, tačiau dar kartą kartoja savo ataką RSU. Trofimenko, jos reidas per kairę pusę, taškai. Pirmieji Trofimenko taškai šiandien. Na, šiandien abi komandos gali pasidžiaugti tuo, kad aukštais procentais meta baudos metimus. Jeigu TTT pataikė 84 procentus baudos metimų, tai RSU 82. Čia Karlinė Pilaberė iš vidutinio nuotolio taip pat atakuoja gerai. Čia pirmų bandymų nepavyksta užpulti. Kartoja ataką Madara Šmitė ir priverčia prašyti minutės pertraukėlės Marci Pliens RSU. Čia dabar paprašo minutės pertraukėlės. Naujos kartos maisto papildai siekintiems aukščiausių rezultatų. Purškiami. Suplak, papuršk ir leisk vitaminams atlikti savo darbą. Liposominiai – vieni geriausiai įsisavinamų maisto papildų. Guminukai – kur kas daugiau nei tiesiog skanu. Įsirink savo Smartway. Užveskime pergalės! Pagrindinis Lietuvos krepšinio rėmėjas Sixt. Automobilių nuoma, veiklos nuoma, prenumerata. Statybų kokybė prasideda nuo profesionalų. Pastatų diagnostika ir statyba. Jūsų partneris atliekant statybų priežiūrą, ekspertizes ir laboratorinius tyrimus. Grįžtam po minutės pertraukėlės. Ir toliau. Rygos TTT šiame mače dominuoja, ketvirtajame kėlinyje 11-2. Rekordinis kėlinys šios dienos rungtynėse buvo pats pirmasis, 28-10. Per jį Rygos TTT susikrovė 18 taškų. Čia Ozolina ir toliau drasko tinklelį, vienintelė žaidėja šiandieną tikrai žaidžianti solidžias rungtynės Rygos Stradinio komandoje. 3 pataikyti tritaškiai iš 5, 14 taškų, 18 naudingumo balų. Tai yra geriausios šio sezono Ozolinos rungtynės ir jos žaidžiamos ne prieš ką kitą, o prieš Rygos TTT. Diu. Iki galo metimas netaiklus, Krista Lukaševic. Čia pelno taškus iš po krepšio. Antro šanso taškai, nieks netitvėrė Lukaševičos, kol Veverė buvo užsiėmusi ten su Diu. Ko gero ir 100 pamatysim iš Rygos TTT šios dienos rungtynėse. Apskritai šiame sezone TTT 100 metė 3 kartus. Pavyko Alytui 100 įmesti, Panevėžiui ir LCC, tarptautiniam universitetui, pirmajame rate, lapkričio 2 dieną. Visi tie mačai buvo žaisti Rygos olimpinėme sporto centre. Atrodo, kad neišimtis ir ketvirtosios rungtynės, būtent čia žaidžiant į Rygos TTT puolimas kyla į aukštesnį lygį. Savilankai akivaizdu, kad duoda savo.
Petersonė siunčia kamuolį į kraštą. Nepavyksta pataikyti čia dabar Ozolinai. Na ir neišsilaiko aikštelėje Rasų. Su kamuoliu bus Rygos TTT. Vanesa Jasas sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pabando ten paspausti vidurių Kyvitę. Diu iš tolimos distancijos nepataiko. Apskritai šiandien Diu žaidžia daugiausiai, nori įvesti Aigars Nerips Niemer Diu į komandos schemas kuo anksčiau. Dvidešimt 25 minutes aikštelėje praleidusi Diu yra keičiama. Vietojos į aikštelę žengia Tina Grausa. Šiandien žaidusi 11 minučių. Pabaigs su atsarginėmis krepšininkėmis Rygos TTT šias rungtynes. Čia pražanga. Kliūna ten Trofimenko, kuri galės pasižymėti nuo baudos metimų linijos. Šiandien Trofimenko baudos metimų nemetė. Apskritai šiame sezone jos taiklumas nuo baudos metimų linijos yra 75%. Tiesa, tik 4 baudos metimus metė per 5 žaistas iki tol rungtynes. Čia dabar abu jos sumeta Trofimenko. Nepataiko iš toli Lūzgina. Kyvitė taip pat nesusitvarko tenais su kamuoliu. Ir pražanga. Keitimas RSU komandos gretose. Brensė ir Šarlotė Petersonė sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio. Cirša ir Šeptė pasirodo aikšteliai. Veverė. Ozolina į baudos aikštelę su kontaktu. Stos prie baudos metimų linijos. Ten tame epizode Krista Lukaševiča nebuvo teisi. Pataiko pirmąjį baudos metimą Ozolina. 15 taškų. Ir 16 iš viso šios pakankamai jaunos RSU komandos puolėjos sąskaitoje. Na ir Ozolinai yra sukakę 17 metų. Na čia darbiniai Kristos Lukaševičos taškai. Nepataikė pirmų bandymų, bet ten ima dar vieną kamuolį Lukaševičą, jau 6 šios dienos rungtynėse. Na, o Ozolina ir toliau nestabdo. 19 taškų, 4 pataikyti, 3 taškai iš 7. Kaip ir minėjau, šiandien geriausią sezono rungtynės žaidžia Anetė Ozolina. Nuo 2024 metų RSU gretose žaidžia ši žaidėja. Praleido jau 2 metus šioje komandoje. Ten ir Skrebelėva čia dabar pataiko tolimą metimą ir apskritai tai yra karjeros rungtynės Anetės Ozolinos, nes praeitą sezoną ji ant parketo tebuvo išbėgusi vieną kartą, kuomet mače su kibirkštimi surinko -3 naudingumo balus. Šiemet iki šių rungtynių, kaip ir minėjau prieš tai, 6 taškus Ozolina yra pelniusi rungtynėse su Talinu.
Šeptė prie baudos metimų linijos. Nepataiko. Luizė Šeptė. Antrasis baudos metimas taip pat netaiklus. Kyvitė. Lukaševiča. Provokuoja pražangą. Ciršai antra asmeninė. Pratęs ataką. TTT išsimesdama kamuolį iš už galinės linijos. Kyvitė. Lūzgina. Jos metimas taiklus. Trūksta 4 taškų Rygos TTT komandai iki 100. Komandas skiriant 42 taškams. Šį kėlinuką Rygos TTT laimi 20-12. Iškovos Rygos TTT 10-ąją pergalę, 10 pergalių, 2 pralaimėjimai. Rygos TTT ekipai iki reguliariojo sezono pabaigos dar liks 6 rungtynės. Artimiausiam persekiotojui Klaipėdos Neptūnui Amberton lieka 5 rungtynės, tačiau Amberton Neptūnas turi techninį pralaimėjimą, taigi Rygos TTT abiems komandoms surinkus po lygiai pergalių turi pranašumą, bent jau kol kas. Na ir Neptūnas su Rygos TTT santykius antrajame rate aiškinsis sausio 25 dieną. Tai yra kitą sekmadienį Rygoje ir tai bus labai svarbios rungtynės. Čia iš toli pataiko Šarlotė Skrebelė. Klaipėdos Neptūnui pavykus laimėti prieš Rygos TTT, galima sakyti, dės labai didelį žingsnį link antrosios vietos Neptūnas. Mat tada jau nebepakaks. Rygos TTT komandai priartėti prie Neptūno, reikės susilyginti pergalių skaičiumi. Dabar užtenka kol kas ir turėti vieną pergalę mažiau Rygos TTT, kad jos būtų aukščiau. Čia Skrebelė iš po krepšio. Dvylika taškų. Klaipėdos Neptūno Ambertono likęs tvarkaraštis nėra pats lengviausias. Kaip ir minėjau, Rygos TTT kitą savaitę, vėliau Talinas galbūt kiek lengvesnės rungtynės, tačiau vėliau Kibirkštis, LCC ir Stradinis. Taigi liko dar ir TTT ir Kibirkštis. Todėl nebus lengva Klaipėdos Neptūnui. Rygos TTT likęs tvarkaraštis yra, sakykim, taip pat netoks jau ir lengvas, nes tiek tas pats Klaipėdos Neptūnas, tiek ir Kibirkštis yra likusi. Taigi būtent kovos su šiomis komandomis ir išaiškins tenais antros, trečios vietos
savininkus po reguliariojo sezono. Mažai tikėtina, kad Šiaulių Vilmers ar LCC grasins tenai kažkuria iš šių komandų ir jos labiau kovos dėl 4-5 vietos reguliariajame sezone. Na, įdomiausia kova turbūt bus ten apačioje dėl 6, 7, 8 vietos, kur pretenduoja ne viena dar komanda. Rygos TTT, čia kalbant apie turnyrinę lentelę, surenka 100 taškų, Šarlotė Skrebelė. Ten pasidarbuoja, iš pradžių pataikiusi 3 taškį, vėliau ir iš 2 taškų zonos. Na, čia dabar pražanga prieš Tiną Grausą. Gerai pradėjusi rungtynes Tina Grausą, linkusi jas gerai ir užbaigti. Anijai Brencijai antra pražanga. Šarlotė Skrebelė šiandien su 12 taškų, Grausa gali turėti 11 po šių baudos metimų. Rezultatyviausios kol kas Jasa ir Diu po 16 taškų. Ir jos greičiausiai ir liks rezultatyviausiamis. Labiausiai užpildyta statistikos eilutė yra pas Madarą Šmitę. 10 taškų, 8 atkovoti, 6 rezultatyvus ir 7 perimti kamuoliai. 32 naudingumo balai su Madara Šmitė aikštėje Rygos TTT yra plius-minus rodiklis +51. Tai yra daugiau negu šiuo metu pirmauja Rygos TTT. Šarlotė Petersonė. Jos baudos metimas taiklus. Šiandien tik vienas metimas iš 9 iš žaidimo. Nei vieno dvitaškio, 0 iš 7, na, bet baudos metimus bent jau 100% sumetė Šarlotė Petersonė. Dabar po 2 taiklių baudos metimų Petersonė sąskaitoj 7 taškai ir 4 iš 4 taiklus baudos metimai. Paskutinė Rygos TTT ataka nesėkminga, Krista Lukaševič nepataiko, čia dar Resu bando rengti ataką ir ar įskaityti bus šie taškai? Greičiausiai ne, po laiko čia pataiko Hauka, na ir 103-60, toks mačas iš Rygos. Ir TTT be didesnio vargo iš esmės nugali Rygos Tradinį universitetą. Išskyrus tą vieną atkarpą antrajame kėlinyje, problemų pagrindinė Rygos komanda neturėjo. Šiandien dar turėsime vienas rungtynės iš Pabaltijo, tai mačas iš Talino, kur 4 valandą žais Talino TSA prieš Alytaus komandą. Ir ten būtent labai svarbi akistata turnyrinės lentelės prasme, kovojant dėl atkrintamųjų. Taigi trumpam atsisveikinu ir susitiksime 4 valandą jau kitose rungtynėse.